Sveikinam jubiliatą. Paplokime visi. Sveiki. Na, o dabar kas gali sveikinam, kol dar už stalo nesėdim, pabaigti sveikinimus, sėsim už stalo. Ir pavasariniai vėjai šilti, o gyvenimas primena pasaką, pasislystum žemės glėby. O gyvenimas ilma, lyg duoklė, mūsų juokas, svajonės, džiaugsmus. Ir kaip skolą nemokamai dosniai skaičiuoja dabina metus. 70 mečių. Sveikatas daug, stiprybės, būk stiprus. Ačiū. Leis aukščiausia buvo iškirtai. Garbingas. Gerai, pasakyti su geriau, gyvai žodžiai. Nu, kaip dievas, jeigu
Pirmą kartą pasiteikim paskutinius beržų lapus ir būkim visada jauni. Gražaus, garbingo jubiliejaus proga jūs sveikina Danutė, Jonas ir Antanė. Ačiū. Sveikinu su gražiu jubilieju, sveikatos, Gerai, tą pasaką, jis turi būti vieną Tik tai gerai turėti ne tik gerus draugus, bet ir neblogus vaikus. Gyvenimas dar neprašauktas tam. Pasiskelbė būtinai likusį gyvenimą. Ilgai stringa tam prosveiklės sveikinti. Ačiū. Už tos Toliau bus dar geriau, žinoma. Ne tik. Sakiau? Silencijum! Būsės tai reiškia tylos. Diplomas! Šis diplomas išduotas Kėnienių kaimo bajorui Šileikiui Alfonsui Slapyvardžiu Alpukas. Pažymėti, kad jis 1936 metais lapkričio 20 dienų pradėjo mokytis gyvenimo universitete. Ir 2011 metų lapkričio 19 dieną, vieną ir anksčiau laiko, baigė šio universiteto 70 kursų. Va, čia yra ir nuotraukos, va, kaip jis gimė, va, yra nuotraukas, kad jis atsiduosiu pasižiūrėti.
Kaip čia paskiau, kaip jau 2011, kaip jis atrodė. Tai viskas, kaip sakant, istoriškai archyvų, žinokit. Buvo archyvai. Taigi va, netrūkėtų man kalbate, aš negaliu greičiau. Šeimoje tik aiškiai sakyk, šeimoje buvo paskutinis. Nuo Pečiaus Kritonų pateiknė, nors to, kad taip kažkas paskutinis. Pirmas buvo. Taigi, bajoro Alipuko pažangumą netrukdėt, prašau, atestacinė komisija kalba. Bajoro Alipuko pažangumą, besimokant universitete, valstybinė atestacinė komisija įvertino tokiais pažymiais 5 balų sistemoje. Matematika 5. Kriterijus. Sugebėjo savo ir žmonos Genovaitės pensijas susumuoti ir kas mėnesį padalinti iš 30 su liekana šnapsui. Fizika 5. Kriterijus. Krosnis srityje ir Graboj sumūrė tai teorinę dalį paruošė nereabilituotas profesorius K.Š. Jis kur pradiko, va stovi K.Š. Ten tai K.Š. Chemija 5. Kriterijus. Skystį rundopas skirta lėlių guvėjai. Labai padėjo, nes gėlė į gražų rūdą atspalvį. Istorija 5. Kriterijus. Istorija žino skersai ir įstrižai, intizonai, prašau. Gerai pažįsta iš nuotraukų Landsbergį ir Kubilių. Anatomija 5. Kriterijus. Puikiai orientuojasi. Be niekieno pagalbos 3 kartus įgalino žmoną išeiti 9 mėnesių sekretnom atostogom, nenutraukdamas mokslo, tai yra suderina mokslą su gavyba. Čia reik paplos bendrai. Tai jums ne juokas, net žinot, gal ir gert reikia. Tai ne juokas, mokslas. Jie važiavo į Odesą, vaikščiu per miestą, čia girdėti tas anekdotas, bet prisiminiau dabar. Vaikštė, atsiprašau, eim per gatvės, vadina valom, žiūr, ant kelią kakų. Tas įtik saka, duodu $100. Suvalgysi jį. Tas vaikštė, jo psikomai, $100, keliu $100. Suvalgė. Tai dar kokius porą 100 metrų, į dar gabalas yra toks. Sako, Janka.